Gerai, ačiū labai. Iš tikrųjų nepaprastai malonu dalyvauti tokiam formate. Iš karto noriu pasitaisyti, matau savo irgi disertacijos vadovą čia su mumis, tai dar ne mokslų daktaras, bet labai norėčiau vieną dieną tokiu būti. Iš tikrųjų, šios dienos pranešimas jis yra simboliškas, kovo 11 šiandien. Ir aš galvoju, kokia didelė garbė yra kalbėti apie tokius svarbius mūsų valstybė ir visuomeniai klausimus būtent tokią dieną, kai iš tikrųjų turime ką švęsti, švenčiame laisvę. Na, o kad tą laisvę pilnai pasinaudotume, iš tikrųjų turime suprasti savo valstybės, visuomenės pagrindus. Aš pradžioj paminėjau, kad iš tikrųjų įdomus formatas ir nekartą teko perklausyti ir ankstesnių pranešėjų įvairias paskaitas ir aš suprantu, kad kada anksčiau iki paplitimo šitų technologijų paskaitos vykdavo vis tiek kažkokiam ribotam lauke. Žmonės susitikdavo 100, galbūt keli tūkstančiai žmonių vienoje vietoje ir vis tiek paskaitininkas jausdavo, žinojo publiką, kuriai kalba ir jausdavo tą auditoriją, kuriai kalba. Dabar, kai taip paplito šitas nuotolinis būdas, išmanus, sakykime, būdas kalbėjimo, auditorija prasiplečia beveik iki begalybės ir iš tikrųjų yra labai sunku suprasti ir įvertinti ir galėti įvertinti, kokiai auditorijai kalbi. Tai iš karto noriu atsiprašyti tos auditorijos, kuriai ši tema galbūt, iki jos prieiti reikia truputį didesnio įvado, tai to įvado čia šiandien nebus. Tiesiog pats žiūrovas jau turėtų įvertinti, kad turi suprasti, kad paskaitininkas kalba būtent tikinčiųjų auditorijai. Ir ši tema, kuri yra pasirinkta, jinai iš tikrųjų iš netikinčio piliečio perspektyvos gali atrodyti labai keistai pakankamai. Aš peržiūrėjau keletą komentarų po būtent pranešimu apie šios paskaitos anonsą ir pamačiau, kad tikrai žmonės, sako, tai prie ko čia religija ir politika, ką čia bendro turi, negi čia dabar eisim visi melstis ir panašiai. Tai iš tikrųjų kyla žmonėms daugybė klausimų ir taip pat ir tikintiesiems kyla klausimų. Ir labai gerai, kad jie kyla ir mes turime galimybę net ir tokią dieną kaip kovo 11 iš tikrųjų bandyti diskutuoti, kalbėti, aptarti, aiškintis ir išgirsti skirtingas perspektyvas. Tai mano šios dienos pranešimas jisai nėra labai mokslinis, ar jo tikslas nėra kažkaip pateikti kažkokį sistemingą požiūrį iš vienos ar kitos perspektyvos. Greičiau jis yra įvadinis, tam, kad mes konstatuotume, visgi kokioje realybėje mes gyvenam, su kokiom problemom mes susiduriam ir kaip galėtume, geriau atsiliepti į tuos iššūkius, kuriuos mūsų visuomenė šiandien patiria. Taigi, mano šios dienos pranešimo tema, kaip jau buvo pristatyta, demokratija ir tikėjimas, krikščionių tikėjimo integracija vykdant pilietinės pareigas. Nežinau, ar tai yra dėl praėjusio tokio ilgo sovietinio ateistinio laikotarpio, ar dėl kažkokių kitų aplinkybių, bet nemaža dalis žmonių ir viešoje erdvėje tenka dažnai išgirsti, kad žmogus, pilietis turi pasilikti savo tikėjimą savo privačiai erdvei, jo veikimo viešoje erdvėje, ypač politikoje, jo tikėjimas niekaip neturėtų įtakoti. Tai mano galva čia yra vienas iš didžiausių mitų. Žmonės, kurie patiki šitų melu, jie iš tikrųjų nesinaudoja laisvos demokratinės valstybės privalumais, kurie garantuoja religijos laisvę viešoje erdvėje taip pat. Ir jau turbūt jūs supratote, kad šiandien, perfrazuojant vieną žymų visuomenės veikėją Lietuvoje, šį vakarą mes intensyviai maišysime religiją ir politiką ir už tai neatsiprašinėsim. Taigi, pradedam iš karto, jeigu dar nepajutot tos nuotaikos nuo tokio teiginio. Jėzus Kristus yra viešpats. Turbūt sutiksit, kad tai yra religinis teiginys. Be abejonės tai yra religinis teiginys.
tačiau jis yra ir politinis teiginys. Būtent tą Romos imperijoje suprato ir imperatorius. Ir jau Vygantas Malinauskas, man atrodo, ankstesniam pranešime kalbėjo apie tai, kad krikščionys labai dažnai susiduria su ta problema, kad valdovai įvairūs siekia ne tik uzurpuoti religinę erdvę ir pajungti tikinčiųjų mąstymą savo tikslam, bet dargi neretai save stato į Dievo vietą. Arba į tai, kas žmogui turėtų būti Dievo vieta. Taigi, taip pat kaip Jėzus Kristus yra viešpats, yra politinis teiginys, taip ir teiginys Jėzus Kristus yra karalius, yra politinis teiginys. Visuomenė, kurioje mes gyvename, ačiū Dievui, mes nesame monarchija, gal kažkam patiktų, tai kaip ir neskamba kažkaip labai problematiškai. Jeigu pasakytume, Jėzus Kristus yra imperatorius, irgi neskambėtų problematiškai. Bet buvo laikas, kada dėl šių teiginių, kurie viena vertus yra ir politiniai teiginiai, bet kita vertus yra ir religiniai teiginiai, žmonėms iš tikrųjų krisdavo galvos. Kodėl? Nes jeigu Jėzus Kristus yra viešpats, tai reiškia, ne prezidentas yra viešpats. Ne kažkoks tai pasaulietinis karalius yra viešpats, ne ministras pirmininkas ir net ne visas parlamentas. Tai reiškia, galutinis mano atsakomybės taškas, prieš ką aš atsakau, tai yra ne pasaulietinė valdžia, bet būtent Dievas kūrėjas. Ir čia nerandu kito žodžio, kaip tik turiu panaudoti anglišką žodį, nes lietuviškas vertimas tiesiog neperteikia mano galva disclaimers. Kadangi pasakiau tą, turiu iškart pridurti, kad esu entuziastingas bažnytinės valdžios ir pasaulietinės valdžios atribojimo šalininkas. Bet tai, kad jos yra atribotos, tai nereiškia, kad tikintieji turi palikti savo giliausius įsitikinimus tik privačiai erdvei ir mes pamatysim kodėl. Tai čia buvo tik tai įžanga. O dabar trumpam noriu pristatyti struktūrą mano pranešimo. Pirmiausiai aptarsim kelias bendras pastabas dėl valstybės valdymo formos ir pilietinių pareigų. Taip pat antroji daly manysiu nuosekliai pereiti prie katalikų bažnyčios mokymo apie tikinčiųjų politinės pareigas. Ir čia kai kam gali būti apskritai naujiena, kad katalikų bažnyčia kažką moko apie tai, nes atrodytų, pasaulietinės pareigos tai yra jau pasaulietinių įstatymų ir pasaulietinės valdžios reikalas nurodyti, bet ne, ir katalikų bažnyčia tame turi ką pasakyti. Ir trečioji daly, ko aš labai norėjau savo pranešime, tai kad jis neliktų tik tai tokio, teoriniai pamastymai, abstraktus, norėjau įvesti keletą patarimų. Tai pateiksiu 7 praktinius patarimus piliečiui katalikui, kaip geriau gyvendinti bažnyčios mokymą, bet taip pat kaip geriau būti geresniu Lietuvos Respublikos piliečiu. Ir tada, kad jau visai sudėlioti taškus ant į, pabaigsim apibendrinimus. Taigi pradėkim. Gyvename tam tikroje realybėje. Ta realybė labai svarbu yra suvokti, kokia yra realybė iš tikrųjų. Tai ką mes vadiname valstybę, tai yra tam tikroje geografinėje erdvėje susiformavusi atskira politinė tvarka su savo unikaliu turiniu. Ta tvarka iš esmės lemia gyventojų padėtį, jų kasdienį gyvenimą, bet taip pat ir, galima sakyti, egzistencinę būtį apskritai. Taigi, jeigu tokioje valstybėje vadovaujamasi įstatymų, ją galima vadinti teisinę valstybę. Be abejonės Lietuva yra teisinė valstybė ir pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi, yra šalies konstitucija. Konstitucijos 1 straipsnis skelbia, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Kiekvienas iš šių žodžių yra svarbus ir pabandykime šiek tiek juos pasiaiškinti. Taigi, demokratija. Kas yra demokratija? Aš atsimenu vieną tarptautinę konferenciją, kurioje buvo atvykusi komanda iš Kenijos. Ir kas mane nepaprastai nustebino ir ko aš tikrai nesitikėjau,
kad jie buvo labai gerai išmokę vieną Abraomo Lincolno frazę, kurią kartodavo labai dažnai. Kad demokratija tai valdymas iš žmonių, žmonėms ir dėl žmonių. Aš tikrai norėčiau, kad Lietuvos piliečiai turėtų tokį entuziazmą dėl demokratijos, kokį turėjo tie Kenijos piliečiai. Labai svarbu, kad mes kaip demokratinės šalies piliečiai žinotume, kokia turi būti santvarka, koks turi būti šalies valdymas ir politinė sistema, nes jeigu patys piliečiai nežino ir nesuvokia, kokia turėtų būti valstybė, kokia yra šitos valstybės vizija, tada yra labai didelė tikimybė, kad praktikoje bus labai stipriai nutolta nuo to, kas yra deklaruojama toje pačioje konstitucijoje. Taigi konstitucijoje sakoma, kad suverenitetas priklauso tautai, kad Lietuvos valstybė kuria tauta. Taigi, valdymas, kuris kyla iš žmonių, žmonėms ir dėl žmonių, yra mūsų valstybės pagrindas. Jeigu atsiversime šaltinius maždaug 1917 metų, 1918 metų, paskaitysime laikraščius, ką tuo metu diskutavo lietuviai, tai vienas reikšmingiausių politinių aspektų buvo sprendimas, kokia turi būti mūsų valstybė. Ar mūsų valstybė turi būti monarchija, ar mūsų valstybė turi būti respublika. Ir Seimo puslapyje galima pamatyti įvairių iškarpų iš to laikotarpio. Taigi labai skiriasi vizijos, ar mes norim monarchijos, ar mes norim respublikos. Ir žmonės, kurie tuo metu, prieš daugiau nei 100 metų, svarstė apie respubliką ir argumentavo už ją, jie sakė, mes nenorim, kad būtų vienas valdovas, kuris palieka sostą savo sūnui, mes norim patys rinkti valdžią, mes norim, kad ta valdžia kiltų iš mūsų, iš piliečių, ir mes norim taip rūpintis valstybę, kad visi atneštume tam tikrą dalį, indėlį iš tos valstybės ateitį. Reiškia, respublika kaip visos visuomenės kūrinys buvo reklamuojama kaip labai didelė vertybė. Taip, galima pripažinti, tačiau šita valdymo forma reikalauja visos visuomenės ir jos grupių įsitraukimo. Ir ne tik įsitraukimo per rinkimus, kada yra tam tikras laikotarpis ir aš sužinau, kokie yra kandidatai, bet iš esmės visų laikotarpių valstybės gyvavimo, vos tik tai aš gebu, kaip pilietis įsitraukti į visuomeninį diskursą, aš turiu jame dalyvauti. Nes kaina, jeigu aš nedalyvauju, yra milžiniška. Taigi šitoje valstybėje, apie kurią mes kalbam, demokratinėje respublikoje, visuomeninis diskursas nuolat sukasi iš esmės apie vieną pagrindinį klausimą. Tai yra, kas yra geras gyvenimas. Visuomenėje be abejonės yra skirtingi atsakymai į šitą klausimą, krūmėsi skirtingos politinės vizijos tarp skirtingų pasaulėžiūrų žmonių. Ir šitie žmonės turi įtikinti ne kažkokį trečiąjį arbitrą, bet būtent vienas kitą, kaip lygius piliečius, kad kažkuri vizija yra geresnė už kitą, labiau tarnaujanti bendrajam gėriui. Todėl kiekvienas pilietis turi atnešti pačius geriausius argumentus, parodyti tokį kūrybiškumą. Ir tai nėra dėl to tik tai, kad būtų laimėti rinkimai, ar kad būtų priimtas vienas ar kitas teisės aktas. Šito visuomeninio diskurso giluminis tikslas yra iš esmės pereiti į kitą visuomenės ir valstybės kokybę. Tai yra, kad būtų išlaikyta tai, kas yra brangu, ką mūsų tauta istoriškai vertina kaip tai, ką reikia perduoti iš kartos į kartą, ir
kad būtų atrasta tai, kuo dar galima praturtinti mūsų valstybės ir visuomenės gyvenimą. Tai yra pakankamai sunkus diskursas, kuriame mes negalime kažkokių tai argumentų eliminuoti iš viešojo diskurso. Mano giliu įsitikinimu, netgi religinių argumentų, ir aš nekalbu apie krikščioniškus argumentus, bet taip pat ir apie kitų religijų argumentus, mes neturėtume eliminuoti, nes jeigu tai yra svarbu kažkokiai nedideliai grupiai, tai mūsų visuomenė, kaip atvira visuomenė, turi būti atvira išgirsti visus argumentus. Kitas klausimas yra, ar jie bus įtikinantys, ar mes su jais sutiksime. Taigi čia ateina ir iškyla mums būtent tikėjimo reikšmė. Ir kalbu aš ne tik apie religinį tikėjimą, bet taip pat ir nereliginis tikėjimas yra galingiausias asmens pasaulėžiūros formuotojas. Čia sustokim įsiklausyti, iš tikrųjų tie, kurie nesam pratę taip mąstyti. Bet būtent kiekvienas žmogus turi savo pasaulėžiūrą. Ir nėra žmogaus be pasaulėžiūros. Tačiau nuo tos pasaulėžiūros turinio iš esmės priklauso to žmogaus sprendimai. Sutikime, yra skirtumas, ar Dievas yra, ar Dievo nėra. Su tuo gali sutikti net netikinti žmonės. Be abejonės jie sakys, ateistai sakys, ne, Dievo nėra, bet kartu su tuo ateina ir tam tikros pasekmės. Mano mielas bičiulis, apologetas Laurynas Jacevičius mėgsta pabrėžti, kad jeigu Dievo nėra, tai gyvenimas bevertis, betikslis ir beprasmis. Kada tai pasakoma netikinčių žmonių aplinkoje, be abejonės žmonės taip truputį krūptelna, bet reikia suprasti, ką šitas argumentas sako. Jis nesako, kad žmogus negali gyventi taip, lyg gyvenimas turėtų vertę, tikslą ir prasmę. Bet giliau, nagrinėjant šitą argumentą, mes suprantame, kad iš tikrųjų jis yra toks. Jeigu Dievo nėra, tai viskas galima. Žmonėm, kurie atmeta Dievo idėją, bent jau idėjos lygmenyje, jų laikymasis, pavyzdžiui, įstatymų, tam tikrų normų ir panašiai yra sąlyginis. Tikėtina stipresnis tada, kai už tai gresia kažkokia bausmė, kai kiti žmonės mato. Tačiau krikščionis, katalikas, tikėdamas Dievo buvimu, jis supranta, kad net tada, kai kiti žmonės nemato, net tada, kai iš esmės greičiausiai nesusilauksi jokios bausmės, tu visgi turėsi atsakyti už savo veiksmus, kurie prieštarauja sąžinei arba nusižengia Dievo įsakymams. Taigi, iš esmės, tikėjimas yra susijęs su klausimu, labai paprastu, kurį tėvai savo kasdienybėje augindami mažus vaikus turi kažkaip irgi surasti, kaip vaikam perduoti. Tai yra būtent klausimas, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir čia aš matau poreikį aptarti keletą tokių svarbių bažnyčios ir valstybės santykių ar būklės, tarpusavio būklės padėties atribojimo aspektų. Labai dažnai, kada bandoma nutildyti krikščionis, ar juos stumti kažkur tai iš politinės arenos, yra sakoma, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Aš noriu pabrėžti, kad taip, valstybinė valdžia yra atskirta nuo bažnytinės valdžios ir aš manau, kad tai yra labai, labai, labai geras dalykas. Taigi, ką gali daryti valstybė? Valstybė gali paskelbti kažkokius veiksmus neteisėtais. Bažnyčia, neturinti valstybės prievartos instrumentų, negali to padaryti. Bet ką gali padaryti bažnyčia? Bažnyčia, grynai religinėje sferoje, gali skelbti tam tikrus veiksmus ar dalykus nuodėme. Ir štai čia ateina toks labai įdomus susidūrimas valstybinės teisės ir bažnytinės teisės ar bažnytinio mokymo.
Jeigu atsiranda prieštaravimas tarp to, kas yra neteisėta, kas yra nustatyta kaip neteisėta, ir to, ko reikalauja bažnyčia, iškyla būtent įstatymo teisingumo klausimas. Ir čia noriu pabrėžti, aš kalbu dabar labai siaurai, nes truputį plačiau kalbėti būtų sudėtinga, bet tezė skamba maždaug taip. Įstatymas, kuris reikalauja iš piliečio atlikti tai, kas yra nuodėmė, nors gali būti teisėtas, bet nėra teisingas, todėl neįpareigojantis sąžinės. Be abejonės, pilietis, kuris laikytųsi savo sąžinės, tokioje situacijoje jisai neišvengiamai patirtų valstybės prievartą. Tai nenuneigia to fakto, kad valstybė vis tiek gali ir greičiausiai įgyvendins savo prievartos mechanizmą iki pabaigos. Tačiau tikra demokratinė pasaulietinė valstybė turėtų niekada neįeiti į tokį konfliktą, kad įstatymų reikalautų ir baudžiamojo persekiojimo priemonėmis reikalautų to, ką bažnyčia laiko nuodėme. Čia šitoje vietoje turbūt irgi yra puikus momentas pasakyti dalyką, kuris bent jau kiek man teko skaityti ir domėtis, nelabai dažnai išryškinamas apie vakarų demokratiją. Šiaip demokratinė respublika yra labai įdomus režimas, nes valstybės prievartos panaudojimo sąlygas lemia piliečių sprendimas, kurių dauguma neturi nei politinės, nei bažnytinės valdžios. Tai reiškia, nors bažnytinės valdžios mokymas įpareigoja tikinčiųjų sąžinės ir nors įstatymai iš tikrųjų jų nesilaikymas gali iššaukti valstybės prievartos priemonės, tačiau tam tikra prasme, kokia bus valstybėje teisinė sistema, nulemia būtent piliečių dauguma, kurie galiausiai patys ir patiria su tuo susijusias pasekmes. Ir čia prieiname, kadangi jau supratom, kad visgi bažnyčios mokymas daro įtaką ir valstybės teisei, prieiname prie klausimo, kuris bent jau mano žvilgsniu yra labai retai diskutuojamas katalikų tarpe. Tai yra, ko iš kataliko tikisi bažnyčia. Tai pasižiūrėkime į pagrindinius bažnyčios dokumentus čia. 225 kanonas sako, jie, kiekvienas pagal savo padėtį, taip pat saistomi ypatingos pareigos, čia kalbama apie pasauliečius, Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę. Ir ypač tvarkydami jos reikalus ir atlikdami pasaulietinės pareigas. Tokiu būdu liudyti Kristų. Katalikų bažnyčios katekizmas praplečia truputį labiau šią mintį, bet išryškina vieną labai svarbų aspektą, kurį dar truputį paplėtosim ir toliau. Tai yra, kad krikščionių pasauliečių iniciatyva yra ypač būtina, kai reikia surasti ir sugalvoti būdus, kaip socialinį, politinį, ekonominį gyvenimą persmelkti krikščioniškojo tikėjimo dvasia. Toji iniciatyva yra normalus bažnyčios gyvenimo elementas. Taigi, du dalykai. Iniciatyva, kuri turi plaukti pirmiausiai iš pačių tikinčiųjų, ir kitas dalykas tos iniciatyvos turinys. Tai yra Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę. Tai yra, aišku, pakankamai platu. Kiekvienas galim vertinti labai skirtingai. Atskiruose bažnyčios socialinio mokymo dokumentuose ir netgi kanonų kodekse galime rasti daug konkretesnių įpareigojimų katalikams, ko jie turėtų laikytis, dalyvaudami politinėme valstybės gyvenime
ieškodami tų teisingų politinių sprendimų dėl visos visuomenės santvarkos. Taigi, pavyzdžiui, 799 kanonas nustato, kad Kristaus tikintieji turi stengtis, kad pasaulietinės visuomenės įstatymai tvarkantis jaunimo ugdymą užtikrintų mokyklose jų religinį ir moralinį auklėjimą pagal tėvų sąžinę. Jeigu įvertinsim, šitas nustatymas Katalikų bažnyčios kanonų kodekso yra labai panašus į kai kurias mūsų konstitucijos nuostatas, kur kalbama apie tai, kad tėvai nevaržomai rūpinasi savo vaikų doroviniu ir religiniu auklėjimu. Nereikia turbūt jums konkretizuoti, rodyti, dar aiškinti. Iš tikrųjų, šitie teiginiai, šitie paraginimai į tai kreiptis dėmesio šiandien yra tikrai aktualūs. Tačiau kiek mes giliai esame susipažinę, kaip tikintieji, su bažnyčios mokymu, kad suprastume visgi, kokią visuomenės viziją jisai atstovauja ir ar mes tikrai esame pajėgus šiandien pilnai perteikti, argumentuoti, kodėl mes pritarėme būtent tokiai vizijai, čia yra retorinis klausimas. Jeigu norime pasigilinti truputį giliau iš šitos klausimus, tikrai visiems rekomenduoju susipažinti su Tikėjimo mokslo kongregacijos doktrininė nota dėl katalikų veiklos ir elgesio politinėme gyvenime kai kurių klausimų. Manau, kad kiekviena šeima ir kiekvienas katalikas šį dokumentą bažnyčios, kuris nori integruoti savo tikėjimą į pilietinių pareigų vykdymą, privalo būti perskaitęs. Kyla klausimas, o kas bus, jeigu nieko nedarysim? Gal nieko? Gyvensim kaip gyvenom, savo ramius gyvenimus. Ir aišku, būtų galima pajuokauti, kad jeigu nedarysim taip, kaip bažnyčia moko, keliausim į pragarą. Bet čia ne juokas. Iš tikrųjų, pragaras vienokiomis ar kitokiomis formomis mus gali ištikti jau čia žemėje. Matome, kad pasaulis yra neramus, jame yra karų, jame yra daugybė susipriešinimo, gali kilti ir civilinių karų tada, kada pilietinių karų tarp skirtingų grupių, bendruomenėse, visuomenėse, kada tie politiniai klausimai taip suaštrėja, kad jau visuomenė nebegali kalbėtis, nebegali vykti tas civilizuotas diskursas. Tai kad to išvengti, mes turėtume atnešti save kaip dovaną į tą pilietinį diskursą. Ir be abejonės tokios situacijos, jos reiškia, kad kažko nepadarėme. Mes jau esame čia buvę. Praeitais metais vasario 16 proga man teko kalbėti krikščioniškam jaunimui labai panašia tema. Ir aš ten priminiau, kad pirmaisiais amžiais, kada vyko krikščionių persekiojimai, skirtis tarp krikščioniškosios kultūros ir tuo metu Romos imperijoje propaguotos kultūros buvo tokia didelė, kad krikščionims tuo metu buvo metami klausimai, kurie mums šiandien, tai yra tokie kaltinimai, kurie mums šiandien iššauktų šypseną. 3 kaltinimai. Pirmas, krikščionis yra žmogėdras. Kodėl? Nes valgo Kristaus kūną ir geria jo kraują. Jeigu krikščionio paklaustum, ar tu tikrai geri Kristaus kūną, tai yra Kristaus kraujas, sakyt, taip, tikrai, aš tu tikiu. Ar tu tikrai valgai, reiškia, tikro žmogaus kūną? Taip, aš tikrai valgau. Jo, mums dabar tai kelia šypseną, ne? Bet tuo metu Romos imperijoje tie keistuoliai, kurie dar ten katakombose kažkur renkasi, gal tikrai jie ten valgo kažką tai, ne? Ir tas nesupratimas toks didelis, kad jis iššaukia, reiškia, milžinišką visuomenės pasipiktinimą, kaip jie gali tai. Kitas kaltinimas buvo kraujomaiša. Kodėl kraujomaiša? Nes visi broliai ir seserys. Reiškia, sutuoktiniai. Vienas į kitą įtikėję. Šventasis brolis, šventoji sesė. Oho, čia tie broliai seserys, dar vaikų susilaukė. Baisus dalykas. Net Romos imperijoje baisus dalykas. Ir paskutinis, aišku, trečiasis, labai keistas kaltinimas – bedievystė.
Čia apskritai atrodo iš kosmoso srities. O kodėl bedievyst? O tikėjo tik vieną dievą. Romos imperijoje, kur yra daugybė dievų. Visi žino, kad yra daugybė dievų. Tikėti vieną dievą buvo bedievystė. Taigi, kaip ir bedievystė nesmilkyti imperatorių. Nusižengimas prieš valstybės įstatymą. Matot, kokios kataklizmos gali mus ištikti. Tikrai, šiandien kelia juoką, bet kažkada tai buvo labai rimti argumentai, kurie kainavo žmonėms tikrai gyvybės. Šiandien turim kitokių krikščionių persekiojimo formų, kai mūsų netikintieji, bičiuliai, piliečiai, kiti taip nesuprasdami krikščionių gyvenimo būdo, jų pasaulėžiūros, iš tikrųjų pradeda juos kaltinti homofobiją, pradeda juos kaltinti neapykantos kalba, daugybė dalykų tikrai, kurie yra, mano galva, būtent signalizuojantis apie mūsų visuomenėje demokratijos, respublikų silpnėjimą, reiškia, kad mes nebeesame tokios atviros visuomenės, kad mes jau sunkiai susikalbame. Ta reikia taisyti kuo skubiau. Ir čia kreipiuosi būtent į tą tyliąją daugumą. Oficialiai statistikoje krikščionių yra dauguma šitoje valstybėje. Vien katalikų apie 80%, ne? Bet į rinkimus ateina tikrai daug mažiau. Reiškia, mes kažko nepadarome. Ir čia ateina, aišku, toks pasyvumo klausimas, nes labai dažnai bažnyčia yra tapatinama su dvasininkais. Ir kyla klausimas, toks nepolitkorektiškas, sakykime. O kodėl vyskupai visko tiesiog nesutvarko patys? Atsakymas yra lengvas, nes tai tikinčiųjų pasauliečių pareiga. Vėlgi grįžtame prie bažnyčios mokymų, kuris labai aiškiai sako, bažnyčios ganytojams nedera tiesiogiai dalyvauti politinėje veikloje ir organizuoti socialinį gyvenimą. Tuo užsiimti drauge su kitais piliečiais turi savo iniciatyvą veikiantys tikintys pasauliečiai. Tai jų pašaukimo dalis. Taigi, mielieji, nenusikrausime šitos atsakomybės, kur pati bažnyčia sako, ne. Čia yra jūsų bendrojo gėrio klausimas, už kurį jūs nešat lemiamą atsakomybę. Vyskupų ir per juos veikiančių kunigų užduotis bažnyčioje yra palaikyti sveiką supratimą apie tikėjimą ir bažnyčios mokymą. Tai yra informuoti tikinčiųjų sąžinės. Bet kokie bus valstybėje įstatymai, ar mes vadovausimės bažnyčios mokymu, ar mūsų valstybėse bus gerbiama prigimtinė teisė, iš esmės priklauso nuo mūsų gebėjimo atlikti pilietinės pareigas. Čia turbūt svarbu yra pasakyti keletą replikų apie dvasininkų įsitraukimą į visuomeninį diskursą. Labai dažnai dvasininkai vėlgi yra kaltinami, kad kišasi į politiką. Dalyvavimas viešajame diskurse plačiaja prasme gali būti prilyginamas politikai. Ir aš savo pranešime taip ir suprantu politiką, tai yra ne tik dalyvavimą partinėje veikloje, bet to nedraudžia nei bažnyčios mokymas, nei kas šiuo atveju turbūt mums yra svarbiausia valstybės įstatymai. Valstybės įstatymai apskritai nedaro skirtumo nei tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų, nei tarp dvasininkų ir nedvasininkų. Tai yra, jeigu pačios bažnyčios teisė nenumatytų, kad, pavyzdžiui, kunigai negali būti parlamento nariais, tai jie tokiais galėtų būti. Taigi, bažnyčia pati save apsiriboja dėl didesnio gėrio. Ir prieiname prie paskutinės dalies, beveik paskutinės, tai yra 7 praktinių patarimų. Taigi, pirmasis praktinis patarimas, ką mano galva turėtų kiekvienas žmogus, kiekviena šeima padaryti. Nežinau, ar šį vakarą,
Galbūt kovo 11 yra puikia proga tą pradėti, bet kažkada tikrai tą reikia padaryti. Ir rinkiminiai metai, kai vyksta tiek daug rinkimų, tai iš tikrųjų yra labai svarbu tą daryti. Tai yra susidėlioti savo asmeninius ir šeimos politinius prioritetus. Iš tikrųjų gali būti labai labai daug prioritetų. Bet jeigu mes nežinome, kas mums svarbu, jeigu mes save laikome apolitiškais, tai mes prisidedame prie betvarkės valstybėje, prie to, kad joje yra mažiau bendrojo gėrio ir prie to galiausiai, kad būsime nusivylę valstybės santvarka, jos pasiekimais. Tai būkime kūrybiški. Kad tie prioritetai, jeigu mums yra svarbus tikėjimas, kaip įmanoma labiau atitiktų bažnyčios mokymą, iš tikrųjų verta bažnyčios socialinėme mokyme pasidairyti tų argumentų ir teiginių. Bet vėlgi, pabrėžiu, ne tiesiog nekritiškai juos perimti ir atkartoti, bet įsigilinti į logiką, dėl ko bažnyčia autoritetingai moko, kad vienokia ar kitokia tvarka ar tam tikri principai turi būti išlaikyti visuomenėje. Antra, dalyvauti rinkimuose ir paskatinti tai daryti artimuosius. Jau minėjau, labai didelis procentas tikinčiųjų nedalyvauja rinkimuose. Dėl to mes nežinome ir politikai nežino iš tikrųjų, ar visuomeniai patinka tai, ką jie daro, ar patinka ta politinė sistema, įstatymai, kurie leidžiami ar ne. Mes galime suprasti, kad tikrai didelius pokyčius visuomenėje daro aktyvios mažumos, bet nepaisant to, aš manau, kad visgi kiekvienas pilietis yra skolingas kitam piliečiui tą balsą, kad ir sugadintą biuletenį, kuris iš tikrųjų išreiškia vieną labai svarbų dalyką. Man ne tas pats, tiesiog aš nepalaikau nieko iš to, ką matau politinėje arenoje. Tai gali būti pakankamai svarbus ir reikalingas signalas kitoms politinėms jėgoms, kurios norėtų atliepti į tuos asmeninius ir jūsų šeimų politinius interesus, kurių galbūt šiuo metu neatstovauja jokia politinė jėga. Nepabijokim šitą signalą išsiųsti. Trečia, kai kalbama apie signalus, svarbu yra nebalsuoti už asmenis, kurie išduoda jūsų politinius prioritetus ir pasitikėjimą. Na, čia jau kaip čia pasakius, žinot, viskas nuo mūsų priklauso. Ir socialiniuose tarpasmeniniuose santykiuose yra žmonių, kurie, yra atlaidūs, patiklus, dėl vienų ar kitų aplinkybių jie gali būti daug kartų nuvilti tų pačių žmonių, bet vis tiek pasitikės jais. To negalima daryti. Jeigu jūs apgavo, tai tikrai apgaus antrą ir trečią kartą ir ketvirtą kartą. Nes politikoje politikas neturi nieko daugiau kaip savo reputaciją. Taigi, jeigu žmogui nesvarbi reputacija, dėja jis jūs laiko žmogumi, iš kurio galima, kaip čia pasakyti, gauti naudos, bet į jo interesus, į jo poreikius atsižvelgti nebūtina. Ketvirta, stebėti išrinktųjų politinius veiksmus ir pareikšti apie nepritarimą arba pritarimą jų darbams. Man pačiam tikrai nekartą yra tekę kalbėti su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, kurie sako, aš kaip ir darau viską, ką atrodo visuomenės dauguma nori iš manęs ir tikisi, bet aš negaunu tos paramos iš visuomenės. Todėl yra labai svarbu, kad mes įvertintume tuos politikų veiksmus, kur mes laikome, kad jie yra teigiami, ir taip pat tuos, kur manome, kad yra neigiami. Be šito socialinio politinio atsako, iš tikrųjų sunku politikams orientuotis, tai visgi kokia yra pilietinės visuomenės valia, arba, kaip aš mėgstu sakyti, koks yra politinis užsakymas. Penkta, dalinkite savo politinėmis įžvalgomis ir patirtimis. Yra sakoma, kad apie religiją, tikėjimą nereikia kalbėti, jeigu su žmogumi nenori susipykti. Taip, bet
Jeigu norime tikrai būti brandi demokratinė visuomenė, mes turėtume gebėti išklausyti ir tas idėjas, ir tas mintis, kurios visiškai netitinka mūsų. Kodėl? Nes jos yra. Nes tai yra mūsų socialinės realybės dalimi. Ir tik tai iš to civilizuoto diskurso, ne rinkimų metu, kada visi nori kaip įmanoma geriau įsiteikti vienas kitam, ypač politikai, ne, ir jie tada paplonina balsus, bet tiesiog mūsų tarpasmeniniuose santykiuose diskutuoti apie tai, kas yra brangu, kokie yra mano šeimos, mano asmeniniai, politiniai prioritetai, kokios yra mano baimės, kokie mano yra lūkesčiai dėl Lietuvos. Jeigu šis diskursas tarp piliečių bus aktyvus, jisai galiausiai generuos tą rezultatą, kurio tikiu mūsų visa visuomenė trokšta. 6. Jeigu patys negalit nuolat stebėti išrinktųjų veiklos, kas dažniausiai ir yra, nes žmonės yra užimti, remkite patikimus tai darančius asmenis ir organizacijas. Lietuvoje tokių tikrai nėra daug, bet galima rasti. Ir čia yra labai labai svarbu, kad mes įgalintume tas visuomenės grupės ir tuos žmonės, kurie sako, aš kaip visuomenininkas esu irgi pasiryžęs tarpininkauti šitam visuomeniniam socialiniam diskurse, atstovauti tam tikras nuomonės, tam tikrų grupių ir joms duoti tą grįžtamąjį ryšį apibendrintą. Bet žinot, šiais laikais viskas kainuoja. Todėl palaikymas jis reiškia ne tik patiktuko Facebook'e paspaudimą, bet taip pat ir galbūt gyventojų pajamų mokesčio dalies skirimą. Galbūt aukos kažkokios individualios, o galbūt prisidėjimą savo savanorystės būdu, apie ką yra mano 7. patarimas. Taigi, pasiūlydami savo kompetencijas, dalį savo laiko atnešdami ir prisijungdami prie tų visuomenės grupių organizuotų, kurios dalyvauja viešajame diskurse, kurių idėjomis, politinėmis idėjomis jūs tikite ir kuriom pritarėt, gali nepaprastai sustiprinti Lietuvą kaip valstybę. Kuo stipresnis ir geresnis, geriau artikuliuotas ir aktyvesnis visuomeninis diskursas, tuo Lietuvos valstybės valstybingumo pamatai bus stipresni. Čia yra labai svarbu mūsų kiekvieno indėlis. Tikiu, kad šituose 7 patarimuose jūs atrasit vieną ar kitą, kuriuo dar galite pasinaudoti. Ir pabaigai apibendrinti kelios tezės. Lietuva yra demokratinė respublika. Šios konstitucinės nuostatos įgyvendinimas yra įmanomas tik daugumai piliečių aktyviai įsitraukiant į viešąjį diskursą bei vykdant savo pilietinės pareigas. Antroji tezė. Krikščionys piliečiai neturi jokio specialaus konstitucinio statuso santykyje su savo pilietinėmis pareigomis. Jie dalyvauja valstybės valdyme tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti piliečiai, vadovaudamiesi savo protu ir sąžine. Trečioji. Formaliai teigiama, kad Lietuvoje dauguma piliečių yra krikščionys, didelė dalis katalikai. Todėl jie turi ne tik teisinę, bet ir moralinę pareigą dalyvauti valstybės viešajame gyvenime. Katalikai dar papildomai yra saistomi kanonų teisės ir bažnyčios socialinio mokymo. Ir ketvirtoji. Aktyvaus savo pilietinių pareigų vykdymo reikalauja ne tik visuomenės sutartis konstitucija, bet ir bažnyčia. Ačiū Jums uždėmesį. Dėkojame už tokį išsamų pranešimą ir turime keletą klausimų. Ką patartumėte Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie yra nusivylę valdžia, jos primetamais sprendimais ir nemano, kad galėtų kas nors apskritai pasikeisti. Todėl jie nemato prasmės eiti į rinkimus, mat nėra ką rinkti. Kaip suprantu, nerandama asmenų, už kuriuos balsuoti. Labai geras klausimas, daugiabriaunis klausimas. Žinoma, yra svarbu iš tikrųjų
suprasti, kad išrinkti gerą valdžią nėra pilietinė pareiga. Kad ir kaip tai keistai skambėtų. Ta prasme, kad geros valdžios išrinkimas priklauso nuo daugiau nei tik tai mano paties dalyvavimo aktyvaus pilietinio ar ne. Bet dalyvauti yra mano pilietinė pareiga. Tai kaip ir minėjau, atnešti savo kūną tą dieną prie balsadėžės yra svarbu, nes tai gali duoti papildomą impulsą suvokti mums, kad yra pakankamai nemaža visuomenės dalis, kuri yra neatstovaujama nei vienos politinės jėgos. Ir tai gali iššaukti, be abejonės, tai iššaukia tam tikrų žmonių politiškai aktyvių, kurie patys jau nori dalyvauti ir politinių partijų veikloje, bandymą atliepti tų žmonių poreikius ir bent jau išsiaiškinti, koks tas yra poreikis, kuris yra neatliepiamas. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Tai yra nesusigundyti tuo, kad nėra už ką balsuoti, aš esu nusivylęs ir aš neinu, bet išsiųsti signalą, kuris būtų empiriškas signalas. Nes neėjimas balsuoti, jis nėra tas signalas. Aš manau, kad daugelis piliečių galvoja, kad aš neįsiu balsuoti ir tada tokiu būdu aš parodysiu, kad man netinka, bet iš tikrųjų tokiu būdu jūs tiesiog suteikia didesnę galią tiems, kurie eina balsuoti ir kurie balsuoja už tas partijas, kurioms jums netinka. Tai mano toks paraginimas yra ir aišku, kalbant tikintiesiem, tai prisiminkit, kad esat vilties žmonės. Iš tikrųjų, tai viltis reikia, bet kadangi esat ir protingi žmonės, vakarų civilizacijos laimėjimų perėmėjai, tai reikia kažką dėl to ir padaryti. Tai kiekvieną tikrai raginu ir šiam savo pasidalinime iš tikrųjų skiriau tam tikro laiko iš tikrųjų pabandyti, paieškoti savo socialinėse erdvėse tų resursų, kurie dar galėtų sustiprinti ne tik visuomeninį diskursą, bet ir apskritai mūsų politinę santvarką. Ačiū. Kitas klausimas. Tenka girdėti tokių komentarų, kad rinkimų metu einant balsuoti už vieną ar kitą kandidatą nereikėtų vadovautis katalikiškais principais. Mat renkami atstovai yra valstybės, o ne bažnyčios tarnautojai. Ką jiems atsakytumėte? Tai yra labai didelis skirtumas tarp to, kad mes jau turim išrinktus asmenis, kurie eina tautos atstovo, pavyzdžiui, pareigas, ir tarp to, kokiais motyvais vadovaujantis aš priimu sprendimus. Tikrai pilietis yra laisvas vadovautis bet kokiais motyvais. Ir tai yra net ne dėl to, kad konstitucija tą leidžia. Tai yra tiesiog neįmanoma sukontroliuoti piliečio motyvų. Ir tai yra baisu. Mes galbūt norėtume, kad piliečių motyvai būtų logiški, kaip mes suprantam, pagrįsti, protingai, bet kartais, pavyzdžiui, tai yra patikrinta tyrimais, kandidato grožis lemia, kiek jis dalies balsų gauna. Tai yra, turiu omeny apie fizinį grožį ir nebūtinai apie iškalbą. Tai iš tikrųjų, mano galva, yra labai labai svarbu suprasti, kad yra labai daug subjektyvumo tame, ką renkasi asmuo, bet protingas rinkėjas, tai jis be abejonės didesnį svorį deda ne ant tų su politiniais sprendimais nesusijusių aspektų, bet ant to, ką iš tikrųjų vienas ar kitas asmuo gavęs valdžią galiausiai darys. Ir ar mes, mano galva, apskritai vertybė yra prognozuojamumas. Tai yra, man patiktų, jeigu politiniam procese dauguma išrinktų žmogų, kuris sako, žinot, mes įsileisim 60 000 baltarusių į Lietuvą ir jis už jį nubalsuoja žmonės, jis turi tokią galią tą padaryti ir jis tą padaro. Sakyčiau, super. Bet kada mes, išrenkam žmonės, kurie nieko panašaus nežada ir staiga jie atidaro sienas ir krūva žmonių patenka, į Lietuvos Respubliką,
tai yra truputį, sakyčiau, grėsmė nacionaliniam saugumui ir turbūt tie žmonės, kurie balsavo už tos žmonės, jie to nenorėjo. Tai vat yra labai svarbu, kad politikai darytų kaip įmanoma mažiau tų dalykų, kuriuos jie signalizavo darysiantis piliečio, bet čia jau yra moralės dalykai. Ir jeigu žmogus atėjo į rinkimus su labai aiškia savo vertybinę poziciją ir jisai pasakė, pavyzdžiui, mes stiprinsim santuokinės šeimos modelį ir už tai balsavo didžioji dauguma visuomenė, atsirinks, kuriuos politikus jie nori matyti valdžioje ir kokios politinės tvarkos ir įstatymų jie pageidavo. Ačiū. Kitas klausimas. Kas jūsų nuomonė trukdo krikščionims aktyviai įsitraukti į politinį diskursą ir yra užvaldęs abejingumas? Aš manau, iš dalies savicenzūra. Iš tikrųjų, tai yra labai keistas reiškinys, nes tikrai pastebiu, kad tikintieji save labai cenzūruoja. Netgi turėdami tikrai vertingų argumentų, jie pasiduoda tam, kad nori būti visuomeniai vertinamas teigiamai. Ir čia yra galbūt labai žmogiška ir natūralu. Mes nenorim, kad mus pultų, mes norim gyventi savo ramius gyvenimus. Ir ta idėja, kad neaiškink, kaip gyventi kitam ir aš tau neaiškinsiu, yra patraukli. Problema yra ta, kad čia yra toks pažadas, kurio demokratinė valstybė negali išpildyti. Tai reiškia, krikščionis, kurie nėra aktyvus visuomeniniam diskurse politikoje, jeigu jie patiki, kad jie galės gyventi tai pagal savo įsitikinimus, ilgą laiką nedalyvaudami valstybės politiniam gyvenime, jie galiausiai susilaukia represijų. Ir mes iš dalies tą matom įvairiose pasaulio valstybėse, kada net ir tiesiog tūkstantmečio teksto citavimas gali būti prilyginamas kriminaliniam nusikaltimui. Taip niekada neturėtų būti normalioj visuomeniai, kurioje iš tikrųjų tikintieji piliečiai aktyviai dalyvauja. Taip pat. Dėkojame. Kaip nustatyti ribą tarp religinių ir politinių klausimų? Ar lieka vietos valstybės autonomijai? Aš turiu truputį problemą suprasti, ką klausiantysis turi omeny, sakydamas valstybės autonomiją. Yra žmonių, kurie sako, kad ir šiaip iš esmės Konstitucinis teismas kalba apie pasaulėžiūrinį valstybės neutralumą. Tai yra pakankamai problematiška, nes iš esmės pati Konstitucija yra, kaip čia pasakyti, utrali vertybių aspektais skirtingais, tiek piliečiai, tiek politinis gyvenimas yra grynai apie įvairias vertybės ir pasaulėžiūras. Ir kas yra, ką manau turi garantuoti demokratinė valstybė, tai jinai turi garantuoti, kad žmonės galės išsakyti savo teiginius skirtingus ir būtent nebus už juos persekiojami. Kartais demokratinėse visuomenėse net parlamentarai gali būti pradėti persekioti už savo kalbą ir politinės idėjas. Aš manau, kad tai yra nepriimtina. Jeigu žmogus, aš šiaip pasisakau už pakankamai tokią plačią laisvę ir mano galva, kad pasisakymų, tokių viešų kažkokių ribojimas, jis turėtų būti išskirtiniais atvejais tik tai taikomas. Nes kitaip mes pradėsim per daug valstybės prievartos taikyti, kuri galiausiai užgniauš tą pačią demokratiją. Tai iš tikrųjų valstybė turi sudaryti kaip įmanoma platesnės sąlygas žmonėms gyventi be reguliavimo kažkokio didelio. Ir kuo mažiau teisinio reguliavimo, tuo piliečiai yra laisvesni. Be abejonės galim kalbėti ir susitarti dėl kažkokių tai bendrųjų vardiklių, bet aš manau, kad tai yra ydinga demokratijai ir mūsų valstybei, jeigu politiniai sprendimai priimami, kada dauguma valstybės piliečių jiems nepritarė. Tai mes tada pradedam gyventi tokioj fikciniai visuomeniai,
kur iš tikrųjų, na, tam tikrą prasme jinai gali tapti panaši kaip į Sovietų sąjungą, kur buvo įstatymai ir buvo gyvenimas. Ir kai kurie įstatymai, na, tiesiog buvo nevykdomi, nes niekas nenorėjo jų vykdyti, nes tai buvo, na, taip toli nuo realybės. Tai be abejonės būtų gerai, kad kuo daugiau valstybės piliečių visgi pritartų tai santvarkai, kuri yra. O tokios sąlygos reikalauja ir pakankamai plačios autonomijos įvairiose srityse. Kitas klausimas. Ar demokratija, kurioje daugumą sudaro krikščionys, negali tapti tikinčiųjų daugumos tironija, diktatūros liustelėse, primetančia savo tikėjimų grįstą tvarką netikinčiai mažumai? Gali. Viskas įmanoma. Ta prasme, kad visi yra žmonės ir problema yra kur, kad ar tikintieji, ar netikintieji, mes turim problemą su valdžios išbandymu. Ir čia gal tikintieji truputį labiau laimi tie, kurie dirba su asmeniniam dorybėm, tie, kurie patys praktikuoja tas dorybės kažkaip, jie tada turi daugiau vidinės valios ir jėgos neperžengti tam tikrų ribų, kito laisvės ribų ir kito, na, prigimtinių teisių ribų. Bet deja dėl to, kad ta praktika labai dažnai tikėjimo, jinai apsiriboja tik tai deklaracija tikėjimu, bet tikinčiųjų gyvenime tai niekaip neišsireiškia tikrų turinių. Tai čia yra baisus dalykas, bet tikrai Dievo vardu pasaulyje buvo pridaryta daugybė nesąmonių ir niekas negarantuotas, kad tai nebus padaryta. Bet yra labai svarbu suprasti ir kad nemažiau humanizmo vardu ar pasaulietinės valstybės vardu, ar ateizmo vardu. Tai žmogus visada turi savo, na, ribotumą, kuris prie tam tikrų ekstremumų gavus valdžią, jeigu nėra pilietinės kontrolės, kas yra labai svarbu, jis gali išvirsti neigiamam pasekmėm. Tai aš čia noriu akcentuoti, gerbimieji, kad mūsų tikslas nėra tik išrinkti kažkokią gerą valdžią. Šiaip tiesą pasakius, tai yra daug lengviau padaryti, negu tai, koks yra tikslas. O tikslas yra pilietinė valdžios kontrolė, kuri neleidžia valdžiai daryti, na, nesąmonių. Daryti tų dalykų, kuriais, na, piliečiai būtų nepatenkinti. Deja, bet mes Lietuvoje per keliasdešimt nepriklausomybės metų dar nesupratom, kad esame valstybės šeimininkai, kaip piliečiai, dar nesupratom, kad suverenitetas priklauso tautai ir labai lengvai atiduodam valdžią, galią ir nieko iš esmės nedarom, kad kontroliuoti. O kontrolė yra labai labai svarbi Respublikai. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas. Kokie turėtų būti piliečių veiksmai, kai išreiškus nepasitenkinimą valdžia, pasakoma, kad jei nepatinka ši valdžia po 4 metų išsirinksite kitą? Ar veiksnios yra peticijos? Kaip į jas reaguojama? Čia keli klausimai, bet į pirmą atsakant, išsirinkti kitą po 4 metų tikrai. Bet praplečiant šitą atsakymą reikėtų pasakyti, kad nebūtų nuo vilko ant meškos. Nes mes pamirštame, piliečiai truputėlį serga, kad jeigu politinis, na, sakykime, laikotarpis, apie kurį mes svarstom, yra ten 4, 8 metai ar 12 metų, tai staiga mes neprisimenam, kas buvo prieš 12 metų. Ir staiga metamės į priešingą pusę, pamiršę, kad jau čia buvo šitas variantas, šitą išbandėm. Ir jis nepasiteisino ir kokybiškai nieko naujo mums nesiūlo. Ne? Ir tai
Tai čia yra labai svarbu, kad iš tikrųjų ieškotume kokybiškai geresnio sprendimo, o ne tik savo balsavimu baustume neva praėjusią nevykusią valdžią. Nes vienas baisiausių dalykų, kuris, kalbant apie mūsų pilietinės visuomenės sveikatą, yra man tokia retorinė mintis, aš galvoju, ar mes atpažintume gerą valdžią. Nes gera valdžia tai nėra ta valdžia, kuri man tikrai, kaip čia pasakyti, visais atvejais, kur aš būsiu labai patenkintas. Ir mes turim suprasti vieną dalyką, kad kadangi grūmėsi visuomeniai tos skirtingos idėjos, tai labai dažnai žmonės, kurie galbūt prasčiau valdo komunikaciją, kurie neturi prieimo ten pažinčių medijose ir panašiai, jie gali atrodyti labai blogai. Nors jų darbai nėra blogi. Bet jie gali būti verčiami kvailiais, jie gali būti verčiami, vos ne valstybės priešais ir panašiai. Bet čia iš tikrųjų pilietis turi būti sąmoningas ir paklausti savęs, ar aš būdamas to žmogaus politiko vietoj, darydamas tą patį, nesusilaukčiau šitų pačių priekaištų. Ir jeigu taip yra, tai matyt problema yra ne su žmogum, o su jo atstovaujamom vertybėm. Tai reiškia, kad yra kitos politinės grupės, kurios tiesiog tam nepritarė ir jos siekia išstumti, marginalizuoti tam tikrus politinius klausimus ar jų sprendimo būdus. Ir kalbant apie peticijas, tai yra pakankamai neblogas instrumentas, bet mano galva mūsų visuomeniai naudojamas netaikliai ir nepakankamai efektyviai. Blogiausia yra tai, kada tai būna labai sporadiška. Mano galva, kad tikrai reikalingas yra toks, sakykime, labiau organizuotas ir labiau nuoseklus pilietinės visuomenės diskursas, kuris leistų mums turėti bent jau apylygę dialogo, sakykime, tokią viziją realizuotą. Ir aišku, čia aš jau kalbu truputėlį apie problemas, kurios kyla dėl žiniasklaidos trūkumo ir čia norėtųsi, aišku, mesti nacionaliniam transliuotojui truputį pastabų. Mano galva, tikrai nacionalinis transliuotojas turėtų būti skirtingų idėjų susidūrimo laukas. Aš jau nekalbu, privati žiniasklaida čia yra jos reikalas, bet nacionalinis transliuotojas tikrai turėtų leisti pakankamai tokį aktyvų, ryškų visuomeninį socialinį diskursą, ieškant ne kaip marginalizuoti vienas ar kitas idėjas, bet ieškant tų idėjų vienų ar kitų atstovų, kurie geriausiai gali perteikti argumentus iš vienos ar kitos idėjinės stovyklos. Tai aš šito sąžiningumo truputį pasigendu ir tada be abejonės peticijos jos dažnai irgi yra, kaip čia pasakyti, nurašomos, pajuokiamos ir panašiai, bet mano galva turėtume žymiai rimčiau žiūrėti į jas, vien dėl to, kad tikrai pilietinės galios indeksas smukęs. Nepaisant to, kad atrodo susitelkimas dėl Ukrainos turėjo jį išauginti, bet mums reikia pabandyti atsakyti savo į klausimą, kodėl jisai smunka, ar ne dėl tam tikrų viešųjų ryšių ir politinių jėgų veiksmų. Ir tai smukęs pilietinės galios indeksas yra grėsmė nacionaliniam saugumui, tą noriu pabrėžti. Taigi, mano kreipimasis į nacionalinį transliuotoją, žmonės, kurie gali priimti sprendimus, prašau prisijimti atsakomybę už geresnį visuomeninį diskursą, mums jo labai reikia.